Sveiki visi. Tai šiandien pristatau savo pirmąjį video, kuris buvo brandintas labai ilgai galvoje projektas ir šiandien su manimi yra Aurelija. Gal aš prieš tai pristatysiu savo idėją ir ką žmonės klausydami ir žiūrėdami, sekdami šitą kanalą gali tikėtis. Tai mano idėja ir tokia vizija jau senai galvoje brendo, nes neradau arba nemačiau arba neradau nieko tokio, kas būtų, pavyzdžiui, vienoje platformoje, visi įrankiai, metodai, technikos, kaip žmogus gali padėti savo, pagerinti savo gyvenimą, savo vidinę būseną. Ir šiandien mes pradėsime su pirmąją tokią kaip ir techniką, nežinau, ar teisingai ją įvardinsiu, tai pakalbėsime apie konsteliacijas. Tai ko žmonės gal iš šitų video nesitikėtų, kad tai bus tokios žurnalistės kažkoks imamas interviu iš kito žmogaus, nes aš neturiu šito laipsnio, to pabaigimo. Tai daugiau tie pokalbiai, kuriuos įkelsiu kiekvieną savaitę apie įvairias technikas, bus draugiški pokalbiai, nes mano idėja, kad kuo daugiau informacijos surinkti būtent apie tai. Daugiau dviejų draugų pokalbis, kuriame nėra kažkokios suplanuotos struktūros ar pasirašytų skriptų. Bet gal ir visai būtų gerai, ar ne, parašyti skriptą, pavyzdžiui, savo pasirašau ir toksai labai gražus pokalbis vyktų kaip filmo juostoje. Ir gyvenime iš tikrųjų visai gerai būtų tokius turėti, ar ne, grįžta vyras iš darbo, mes įduodame jam parašytą mūsų skriptą, ne? Ir jisai skaito. Labas, brangioji, oi, pamiršau tau nupirkti tortuką ir gėlių, bėgu. Ar ne? Ir tada aš sakau, oi, mielasis, kaip smagu, kad tu pagalvojai. Ne? Na, šiaip skriptus mes galėtum išrašinėti vieni kitiems, būtų labai tada patogu ir mes būtum labai laimingi. Bet gyvenime to nevyksta, šiandien irgi to nevyks, dėl to gali būti kliurkų, tai neužpykite už tai. Tai šiandien aš tada pakalbinsiu tave, Aurelija, ir tu užsiemi konsteliacijomis, ar ne? Tai ar gali šiek tiek papasakoti, kas yra pačios konsteliacijos? Sveika, Lina, sveiki visi. Aš taip ištisai dabar juokiuosi. Kodėl? Man labai patiko tavo tas pasakymas parašyti vyrui skriptą. Nu, kokia gera idėja. Arba vaikam. Arba vaikam. Grįžta vaikai iš mokyklos, aš paduodu skriptą ir jie skaito. Aš klausiu, ar ne, mano eilė būtų, kaip sekėsi mokykloje? Nuostabiai, mamytė, bet aš bėgu dabar į savo kambarį, padarysiu namų darbus, susitvarkysiu savo kambarį ir nusileisiu tau, pavyzdžiui, padėti paruošti pietus, kaip fainai būtų. Jo, pagal tokį scenarijų tarsi vyrai išrašai visus komplimentus tau, kad pasakytų. Jo, labai fainai idėja. Taip, bet jeigu tas vyras irgi grįžtų su skriptum, mums parašytų. Oi, nežinau, aš tai bijau pagalvoti, ką jis ten prirašytų. Ne kiek ką pasakyti, kiek ką padaryti. Taip. Sustojom prie šitą svajonę. Taip, sustojom. Tai papasakau, Aurelija, tada, kas tai yra konsteliacijos? Konsteliacijos, tai gal taip pat patikslinsiu, šeimos konsteliacijos. Aš šeimos konsteliacijas darau. Šeimos konsteliacijos tai toks metodas, kurį atrado Bertas Heringeris, vokiečių psichologas, jis keliavo po Afriką ir tokia gentis vadinama Zulų, tarsi gentį tyrinėjo. Ir toje gentyje pamatė, kad labai gražiai sutarė žmonės. Jie tiesiog šeimos nariai taip gražiai bendrauja, taip gražiai kažkokia harmonija yra. Ir jis tyrinėdamas tą gentį atrado taip tas tarsi konsteliacijos tos principus visus ir atvežė ją į tą konsteliacijos principą, atvežė į Europą. Bet ne tik Europoje taikoma, yra ir Amerikoje taikoma, ir visose kitokiose šalyse. Tai tas metodas gražiai sutarti, harmoningai gyventi, tarsi ta konsteliacija yra, ta šeimos konsteliacija, tai visi šeimos nariai, kurie, arba ne tik šeimos nariai, visi žmonės aplink mus, kurie mus įtakoja kažkaip, kurie mus liečia, kurie šalia mūsų gyvena, turi kažkokią tai mums
įtaką. Tai vat gal Mhm. taip trumpai tada apie tą šeimos konsteliaciją. Nu, visi šeimos nariai, tai kas tai įeina irgi ir protėviai, ir seneliai, ir draugai, ir sutuoktiniai, vaikai. Mhm. O tai ką jūs veikiate, pavyzdžiui, per konsteliacijas, su kokiomis problemomis gali ateiti pas tave žmogus, kad vat sakytų, man dabar Aurelija reikia konsteliacijų, iš kur jam žinoti, kad jam reikia būtent konsteliacijų? Em, Mes labai dažnai jaučiame, kad kažkaip ne taip gyvenam. Ne pagal tą scenarijų, ne pagal tą skriptą. Vat kaip Ai, tai pradžioj vis dėlto yra šnekėjom. skriptai. Nu, vat atrodo, žinai, kad tarsi gyveni gyvenimą ir vat, nu, ne taip vyksta, ne taip klostosi, ne ten turiu būti. Vat toksai tarsi įstrigimas kažkokiose programuose. Vat mama taip gyveno ir aš taip gyvenu. Vat atrodo, kartoju močiutės kažkokį scenarijų. Va senelis gal piktas buvo ir pas mane kažkokio pykčio tarsi atsiranda. Bet tai jau ženklas, kad galbūt reiktų tos konsteliacijos, kad tarsi į savo vietą atsistatyti. Nes o ten, kur mes esam, kur mes gimėme, mums viskas duota. Ir santykiai, ir gausa, pinigai, džiaugsmas, bet toj vietoj mums viskas duota. Bet mes savo dėmesiu vis nueinam kažkur tai. Tai tėvam paaiškinti, tai brolis ne taip elgesi, tai sesė ne tą sako, tai ten kažkoks tai senelis ne taip sveikatą savo prižiūri. Bet kažkur išeinam iš savo to centro. Jau kaip išeinam iš to centro, mums viskas griūna. Ir finansai, ir žiūrėk su vyru kažkokie santykiai netokie, ir vaikai neklauso. Nu, vat, tarsi tas yra ženklas, kad išėjus iš savo centro esi. Ar gali būti, kad netgi, pavyzdžiui, kaip kartais vaikai perima tėvų tokį kaip ir vaidmenį, kad vaikai tampa tėvais savo tėvams? Vat kaip hierarchija sutrinka šeimoje, ar ne, kad vaikai prisiima atsakomybę už savo tėvus. Ar gali irgi tas daryti įtaką? Taip, taip, tai vat, tai čia ir, nu, čia iš karto, jau iš karto reikia konsteliacijos. Iš Nesakau, kad reikia karto. iš karto. Nesakau, aš čia Aha. tiesiog juokauju. Taip, taip, taip. E, Mhm. Konsteliacijų yra principai. Pavyzdžiui, pirmas principas yra hierarchija. Tai labai paprasta. Visi, kas yra vyresni, yra aukščiau. Netgi imant ir draugus, ane, va, draugai yra, vienas jau tarsi yra vyresnis, jau jisai šiek tiek yra aukščiau hierarchiškai. Bet hierarchiškai, žodžiu, kaip čia, partneris yra lygus, nesvarbu, kiek jis tai ten ar 10 metų vyresnis, ar 15 metų vyresnis, ar tu, tarkim, esi vyresnė už savo partnerį, partneris yra lygus. Vaikai jau yra jaunesni, jie yra žemiau už tave. Ir, pavyzdžiui, broliai, seserys irgi, jeigu yra vyresni, jau jie yra aukščiau hierarchiškai. Bet ką mes dažnai darom? Vat vaikai, kadangi nori būti aukščiau už tėvus, paauklėti, paaiškinti, jau jie sutrikdo tą hierarchiją. Kaip tu sakei, va, kad nori auklėti tėvus, nu jau čia yra sutrikęs šitas dalykas. Tai man atrodo, aš nežinau, kiek ten to genty zulų, bet buvo ta, matyti, išlaikyta labai labai stipri hierarchija ir pagarba vyresniam. Mhm. Tai tarkim, jeigu kaip žmogui atpažinti, kad pas mane yra sutrikusi hierarchija, nes žmogus gali sakyti, bet aš padedu, aš čia neauklėju, aš nepažeidžiu hierarchijos, bet aš padedu. Tai kaip žinoti tarp to, kas yra padėjimas, ar ne, o kas yra jau auklėjimas ir jau tau reikalinga konsteliacija sutvarkyti? Mhm. Pavyzdžiui, iš karto galima pasakyti, tie mūsų tėvai, nu kada mus pasigimdė? Nu 20 metų, 25 metų, ane, kai kurie 30 metų pasigimdo, ane, tai jau Mhm. tėvai gyvena tiek metų be mūsų pagalbos. Vadinasi, jie įsivertė tiek laiko be mūsų patarimų, be mūsų pagalbos, be mūsų ten kažkokių aiškinimų, kaip gyventi. Vadinasi, jau jie sąmoningi, jau 20 metų gyvena žmogus, jau jisai supranta savo gyvenimą. O mes tik ateinam po 20 metų, ane, ir dabar mes čia užaugam ir aiškinam jiem. Tai va čia jau sutrikimas, kad nepriima tėvų gyvenimo tokį, kokį jie gyvena. Nepasitikė tarsi tėvai savo. Besąlygiškai reiktų pasitikėti, kaip jie gyvena, net jeigu jie ir kažkaip tai ne taip pagal mumis gyvena, geria ten, mušasi ar dar kažkaip tai. Va čia jau tas sutrikimas yra. Ir kaip klausai, kad padėti, ne?
Aha, Tai patarti, padėti. Mhm. tėvai sensta, aišku, jiem reikia pagalbos, kai kuriais momentais tai netgi ir tikrai ten, nu, būna ant patalų globoja tuos tėvus, ane, bet turi išeiti į tokią energiją, kad padedu tu pagarbą. Turi išlikti labai 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 stipri pagarba savo tėvam, kad neaiškinu, neauklėju, bet padedu tiek, kiek jiem reikia pagalbos, bet tėvai vis tiek išlieka tokie, nu, dideli. tą be galo sunku išlaikyti. Nu, aš pati ne iki galo tą esu išlaikiusi. Bet, bet vis tiek galima prieiti prie to. Ir tų patarimų, ar dar klausimas, ar reikia tėvam tų patarimų? Nu, kai kurie tėvaigi nenori. Nu, nenori, kad čia patarinėtum, kad padėtum, kad auklėtum. Jiegi kaip tik nori, kad eitum savo gyvenimą gyventi ir stumė nuo savęs, ne? Jeigu jau mama būna, kad jau prašo patarimų, ar jau ten jinai verkia arba skundžiasi, tai jau ženklas, kad čia yra sutrikę. Supratau, tai va čia labai geras tas momentas tavo pastebėjimo, kad jeigu tėvai verkia savo vaikams, jau hierarchijos yra išjudėjimas, ar ne, nes vaikai turėtų būt verkti, ar ne, nu, nebūtinai jie verkia, bet pagal hierarchiją tai vaikai turėtų verkti savo tėvams, o tėvai tada kažkaip tais patarti, globoti, ar ne, kažkaip būti šalia tuo metu, taip? Taip. Vaikai gali skūstis, guostis, pasakoti, kaip blogai, kaip negerai, mama, man čia blogai, žinai, kaip būna. Gelbėk, mane muša vyras. Supratau. Bet iš tėvų pusės turėtų būti, jeigu vaikas verkia, skundžiasi, nu taip, tau sunku, bet aš tavim pasitikiu, aš tavim tikiu, tu viską darai gerai, tu čia, nu, irgi nelysti taip jau ten naglai to vaiko gyvenimą, leisti įsiskųsti tam vaikui, jam nieko nereikia, kartais net patarimų nereikia tam vaikui, tiesiog reikia, kad išklausytų mama arba tėtis išklausytų, viskas. Tai reiškia tiesiog įkvėpti pasitikėjimo savimi, priimant pačiam vaikui tą sprendimą, nes jis jau ir suaugęs jau yra, ar ne, kad aš tavim tikiu, būti šalia, bet ir įkvėpti tikėjimo savo sprendimuose, ar ne? Taip. Net yra tokia frazė, man jinai visai tokia patinkanti ir dažnai šią naudoju, kaip yra suaugęs vaikas. Aš daviau tau gyvybę, aš padėjau tau užaugti, dabar tu pats gali rinktis kurti savo gyvenimą. Pati iš mamos tarsi arba iš tėčio tokie žodžiai vaikui, suaugusiam jau. Aš padėjau tau užaugti, dabar tu pats kuriesi savo gyvenimą. Nu, su tokiu visišku pasitikėjimu. Ar jam reikėtų garsiai tai vaikui išsakyti, ar jisai tiesiog mintise tą intenciją tokią kaip per širdį siunčia? Aišku, turi būti pati ta intencija, labai nuoširdi pas mamą ta intencija. Bet jeigu išsako gyvai, tai irgi labai energija, labai stipri vibracija eina. Tai reiškia ne taip, kad ko tu čia nori, iki čia tau 18, aš viską padariau, viską tau daviau, dabar reikia ir kapstykis pats. Nereikėtų taip. Kartais. Kartais reikia? Kartais reikia, nes būna vaikai irgi įkrenta į tokią visokią auką, arba mamos pradeda įmesti vaiką į auką. Nu, kad vargšelis, kaip jam čia nesiseka, koks jisai čia vargšiukas, nu, oi, jam nesiseka. Tai irgi, nu, neturėtų taip mamos sakyti. Pasitikėti. Vis tiek tai yra atskira siela, tai atskiras žmogus su savo istorija, su savo išgyvenimais. Mes nežinom, kiek jisai dar turės patirti, kokį gyvenimą jisai kūrėsi, kaip jisai jį nusprendęs gyventi, net jeigu jisai eina kažkur tai ne ten, kur mama nori, nu vis tiek tai suprasti, kad tai atskira siela ir negailėti, nes jeigu mama gaili savo vaiko, tai jau daro jį silpnu. Tai kartais irgi reikia pasakyti, eik tu savo gyvenimą gyventi, aš tau viską čia daviau, ką tu, ko tu dar nori iš manęs. Aš meilę tau siunčiu, meilės ir daugiau nieko. Juk mus visus sieja tik tai meilė. Supratau. O kodėl verta eiti į konsteliacijas? Ką tu pasakytum dabar mus klausantiems žmonėms? Kodėl verta? Kai kartais ir neverta gal. Gerai, dvi pusės, kodėl verta ir kodėl neverta. Kaip tavo nuomonė? Aš nesakau, kad... Beje, Berto Hellingerio yra frazė labai faina. Kentėti lengviau negu keistis.
Taip, o čia, vajetus, kokia teisinga frazė šita yra, nes aš labai daug matau aplinkoje, vat, būtent šitą frazę patvirtinančių veiksmų. Tai vat būna, kad kentėti lengviau negu keistis. Kartais matai žmogų, o jėtus, kaip jam reikėtų konsteliacijos, ne vienos, ne 3, 4, su mama, su tėčiu, su sutuoktiniu, su vaikais, atrodo, visus kampus išnarstyti reiktų, dar ten su protėviais gal kažką. Bet tam žmogui gerai. Nors atrodo, jisai skundžiasi, jam verkia, jisai ten blogai, bet atrodo, jam tai va gyvybę kažkokią teikia, tas murdymasis tame gyvenime tokiam. Tai Galbūt nereikia. gal tokį žmogų reikia, žinai, kaip yra reabilitacijos centrai narkomanų, alkoholikų, tai tokio konsteliacijų reabilitacinis centras. Matai, kad kenčia, ne, pasirenka kentėti, už rankovių surišam ir pasaulėlį konsteliacijų šitą visą reabilitaciją. Atsiprašau, aš tai pertraukiu, bet labai man Ne, viskas gerai. susižėžė. Kaip tik, žinok, nereikia tempti į reabilitacijas ir pas konsteliacijas, nes daug, žodžiu, aš turėjusi esu ne vieną atvejį, kai atitempia, man liepia ateiti. Papasakok. Sukryžiuoja rankas ant krūtinės, man liepia ateiti. Na, Gerai, darom kažką. Tai ne, tikrai buvę atvejų, kur atėjęs žmogus, rekomendacija kažkokia, tai ir man liepia ateiti va iš tos serijos. Tai gaunasi viskas gerai, pasitikė, žodžiu, tikrai gerai gaunasi ir ta konsteliacija gaunasi padaryti. Bet būna, kad ateina ir tikrai vasėdi užsiblokavę žmogus. Tai aš tikrai ten galiu šokinėti aplink tos protėvius, aplink tėvus, ten, kaip sakau, polką šokti. Nieko nepadarysi. Tai žmogus, matyt, skriptą gavo, grįžo namo, gavo, nežinau, ar vyras ir moteris pas tave buvo, mieloji, aš išvažiuoju į konsteliacijas. Na, gerai. Turėjus ir vyrų, ir moterų turėjus, bet tikrai visus priimu ir jeigu jau liepia, tai vadinasi, jam reikia. Jeigu jisai išsimanifestavo liepimą, pritraukė, kad jam lieptų, vadinasi, jam jau pačiam tarsi reikia to. Tai ką aš žinau, padarau. Aš buvęs tikrai vienas atvejis, kur jokios emocijos, bet gal tiesiog žmogus toksai, net nežinau, jokios emocijos, padariau. Aha, įdomu buvo, faina, gerai. Tai reiškia, pavyko tavo polką su ragučiais aplinkai šokinėti, ar ne? Taip, pavyko. Buvęs atvejis, kur labai dažnai, galiu biškį nukrypti, labai dažnai verkia žmonės per konsteliacijas, nes labai daug atsipalaiduoja įtampos, ten kažkokios emocijos suspaustos, tikrai būna, kad tikrai verkia ir, tikrai, jau pradedant seansą, žiūriu, jau emocija kyla pa žmogų. Tai viena buvo, sako, tai nes aš papasakoju prieš tai, sakau, gali eiti emocija, gali kilti ašaros. Jau ne, aš tai tikrai neverksiu. Praeina kažkiek laiko. Oho, sako, nesitikėjau, čia man ašaros bėga. Geras, tai reiškia, yra gerai, kai žmogus verkia ir atsipalaiduoja, ar ne, tai reiškia gerai, veikia. Taip, jau tada kažkokia tai įtampa pasileidžia, kažkoks, jeigu kyla emocija, ašaros eina, ten vadinasi užstrigusi energija kažkur tai. Ar ten su prosenelė, jeigu kalba, ar ten su kažkokiu vaikučiu negimusiu, ar ten net 4 kartos proseneliu, pavyzdžiui, aš įeinu ir jau pradeda žmogus verkti. Ir nesupranta, kas čia vyksta, sako, aš nepažįstu, aš nežinau, kas ten įvyko, iš vis ten nesuprasti, net paklausti, neįmanoma net šeimos narių paklausti, ten giliai, prosenelis kažkoks, ne, bet tam žmogui jau veikia, jau jisai pradeda verkti ir kartais būna iki kūkčiojimo, kartais pasakai, pavyzdžiui, pasakyti frazę, tu esi mano prosenelis. Ir negali ištarti, nes ten užspausta tiek ašarų. Turi išlaukti, kad žmogus įsivers, kažkokį emocinį paleidimą padarai. Gerai, tada važiuojam toliau. O taip net būna. Aš tai paskui paklausiu, man giliau pažiūrėsime, kaip, gal tu papasakosi, kaip aplamai vyksta šitie seansai, bet gal dabar pažiūrėkime tada, kodėl verta ir kodėl neverta tada į tas konsteliacijas. Tai sakau, grįžtant prie tos, kodėl verta, kodėl neverta, tai vien kartais verta pamatyti savo visą situaciją iš šono. Nes aš dėlioju, kadangi aš darau online, aš dėlioju ant kilimo kriauklytes ir tom kriauklytėm priskiriu žmonės, nes, pavyzdžiui, yra grupinės konsteliacijos,
ten stoja paprastai žmonės į tas vietas. Vat čia mama, čia tėtis, čia senelis kažkoks, čia sutuoktinis. Ir matosi tas judėjimas tarsi. Aš, kadangi neturiu žmonių ir tai yra vienas prie vieno, aš dėlioju kriauklytes, įvardinu, va čia mama, čia tėtis, čia senelis. Ir tarsi išdėlioju ant kilimo visus šeimos narius. Tie, Ir kurie žmogus mato, artimiausi. ar ne, tavo kilimą? Taip, Mhm. taip, mato kilimą, mato, kur aš vaikštau ir mato tarsi iš šono pasižiūri, žinai, kaip koksai dievas savo ten aukštesnysis, tas Mhm. aš, ar kaip ten pavadinti, nežinau, bet savo tą visą gyvenimą, va, kur mama stovi, kur tėtė stovi, kur aš stoviu, kur mano gyvenimas galų gale stovi, ar aš jį žiūriu ar nežiūriu į gyvenimą, kur ten brolis koks tai žiūri, kur vat, tarsi, žinai, kaip ant padėklo viskas padėta. Ir tiesiog jau pamačius, kur krypsta dėmesys, ai, tai čia gal man nereikia būti, ai, tai čia gal prosenelės reikalai, jau jisai susigrąžina savo energiją, tas žmogus. Tarsi atsidalina viskas. Tai va dėl to tarsi verta pamatyti, tarsi gal iš šono, pajausti, kur tu stovi. Būna, pavyzdžiui, atsistoju žmogų ir tiesiog traukia stoti į tėtį. O ten gal konfliktas buvo su mama, ne? Ten konfliktas su mama, išsiskyrė ir mama liko be vyro. Ten išdavystė gal kažkokia buvo labai dažnai. Jau vaikas dėmesio eina į tėčio vietą, mamai būti partneriu. Čia viskas pasąmonėje vyksta, mes to tarsi nenorim, bet viskas jau vyksta toksai, va, žinai, pasąmonėje viskas vyksta. Tarsi norisi tą mamą guosti, gelbėti, pyksta ant tėčio, mama pyksta ant tėčio, jau vaikas pyksta ant tėčio. Ir va, tu jau stovi ne savo vietoje, jau stovi mamai kaip partneris. Arba jeigu va, grįžtant prie auklėjimo tėvų, auklėju mamą, ne? Mama ne taip gyvena, čia jinai čia dirba per daug, čia sveikatos nežiūri, kaip jinai drįsta, kaip jinai ten, nu, žodžiu, pradeda pyktis kilti mamai, ne? Vadinasi, jau eina į močiutės vietą. Atsistoja būti vietoj močiutės, būti mama mamai. Nes kas, mes taigi mamos negimdėme, kodėl mes tai turime aiškinti ir reguliuoti jos gyvenimą. Nes savo vaikus galime auklėti. Tai va tas pasižiūrėjimas iš šono. Ir tada pridėti jo, ir tada verta vėl grįžkime prie to, atkurti tą hierarchiją, kuri turėtų būti, ar ne, kad kriauklytės grįžta į savo vietas, kurioms ir yra vaidmuo skirtas, ar ne, tai reiškia, kad tas sūnus jisai grįžta atgal į sūnaus poziciją ir kas tada vyksta su ta kriauklytė, kuri buvo tėčio vieta, kuris perėmė tą tėtis vietą. Atsistoja tėtis. Ai, atsistoja tėtis. Aha. Taip, nes tėtis, jeigu, pavyzdžiui, jisai neištikimas buvo mamai, jisai išeina gyventi pas kitą šeimą, ir, žodžiu, ir nebebendrauja, būna kažkiek bendrauja, ir tada ta vieta tuščia tampa, neegzistuoja, man vyras neegzistuoja, pavyzdžiui, ne, mama sako, čia jisai, va, žiūrėkit, jūsų net neaugina, jūsų net nerodo dėmesio, jums net neskambina, bet tas tėtis gal jisai irgi įsiskaudinęs, nes mama neleidžia skambinti dukrai, pavyzdžiui, ne? Būna tiek pykčio prikaupta pas žmoną dėl tos neištikimybės, kad vyras tiesiog, nu, ir gėda jam, ir nenori, ir tiesiog jis atsitraukia iš tos šeimos. Bet vaikas vis tiek turi tėtį. Bet kadangi jisai išmetamas iš sistemos, kažkas į ją turi stoti. Tai pasirenka vaikas pats stoti. Nesąmoningai, va, atsistoja į tėčio vietą. Ir kai viskas sugrįžta, priimi tą tėtį į šeimą. Tada vyksta toksai tarsi pokalbis su tėčiu, pokalbis su mama, leisti tėčiui būti neištikimam, leisti nueiti pas kitą moterį, leisti mamai kentėti dėl to, išliūdėti, iškentėti. O aš tik tai vaikas, aš tiesiog čia neturiu kištis į šitą reikalą. Jūsų santykius palieku jums, manęs tai neliečia. Netgi būna pyktis ant tos moters, su kuria buvo neištikima. Ant tos moters galima įsipykti, o paskui meilės jai pasiūsti. Būna, jeigu ten kažkokių kitokių vaikų, kitų vaikų atsiranda, tie vaikai irgi būna pykti laiko, ant tų vaikų pykti laiko. Tada pats vaikas iškrenta iš savo sistemos. Tarsi aš neturiu teisės būti vaikas savo tėčiui, nes jisai turi kitą šeimą. Tai irgi netgi pasakai, tėti, aš esu tavo vaikas, aš tau priklausau, aš tavo šeimai priklausau. Va toks tarsi visi susistato į vietas. Tai netgi galima papildyti, kad verta netgi ir todėl, kad galėtum pamatyti, ko net nežinai, kad pas tave viduje ir buvo. Vat kaip ir tu sakai, nesąmoningi kažkokie tai
jausmai, įsitvirtinimai vaidmenyse ir taip toliau, tai netgi verta pamatyti, kas pas tave yra viduje. Taip, taip. Mhm. Labai dažnai mus apgauna protas. O jėtus, tas protas, koks mūsų nuostabus, stebuklingas, jisai Mhm. kiek mums visko kiša. Tai va tas Aha. protas labai mus apgauna, net ir emocijos kartais mus apgauna. Ir, pavyzdžiui, ateina žmogus ir sako, nu, man kaip ir viskas gerai, ašgi nepykstu, aš atleidau. Bet atsistoji į to žmogaus vietą, aš tai negirdžiu minčių, aš tai negirdžiu to žmogaus proto, aš jaučiu tą gryną jausmą. Ir atsistoji į tą žmogų. O jėtus kaip, būna man kartais net ašaros išeina, ant kiek sunku tenai būti toje vietoje ir tas žmogus gyvena visą laiką su ta emocija tokia sunkia, su tuo pykčiu, man būna taip atsistoji į tą vietą, atrodo net kumščiai, net žandikaulis kandasi, tiek pykčio, o sako, Aha. nepykstu, bet kai jau žmogus, sakyk, Tai tu, kaip tu sakai, kad vaikščioti, tai reiškia, tu tuo metu, su kuo jūs dirbate, atsistojate į tos kriauklytės vietą ir tu kaip žmogus toj kriauklytėj būni, ar ne? taip, taip, Aš taip, taip aš suprantu. atsistoju, Mhm. ai, va, gal nepapasakau, kaip aš dirbu. Tai dar biškį grįšiu prie to pykčio. Kai aš pajaučiu pas žmogų labai labai begalinį pyktį, o žmogus sako, nu aš nepykstu, nu aš jau atleidau, aš jau čia kažkur, aš anksčiau pykau, dabar nepykstu. Vadinasi, tas pyktis jau pereina į ligas. Netgi ir į vėžį gali pereiti, į kažkokius tai negerumus, į kažkokias cistas, nu ten, nu, žodžiu, į ligas Mhm. pereina. Va tas pyktis neišreikštas ar kažkokia emocija, liūdesys pereina į ligas. Todėl žmogus tarsi, nu aš nebejaučiu pykčio, bet ateina liga. Mhm. O vat grįžtant prie to, kaip aš dirbu, nu tai aš kaip įstatau tas kriauklytes, pastatau žmogų, atsistoju jo vietą ir išjaučiu per savo kūną. Nes mūsų kūnas nu, yra stebuklingas instrumentas. Mintys, emocijos mus apgauna, bet kūnas mūsų niekada neapgauna. Aš dabar galiu Visada. šiek tiek sustabdyti, o nebuvo tokių žmonių reakcijų, kad jie tau sakytų, tai čia tavo kūnas, čia tu jauti, čia ne mano, o tu visą tai jauti, ar nesusiduri su pasipriešinimu? Nė karto, žinok, nebuvo tokio atvejo. Nė karto, Mhm. nes paprastai žmonės, kurie ateina konsteliacijos, jie jau maždaug žino šitą principą. Tie, kurie iš serijos man liepia ateiti, Mhm. tai aš Mhm. juos įvedu. Aš juos įvedu į tą visą, ką aš čia darau. Tai pavyzdžiui, va žiūrėk, ne, žmogus verkia ir mus jau liečia, ne kažkaip mes empatiškai jau jaučiam tą Taip. žmogų, kad jam negerai, kad jam sunku, kad jam blogai. Ir va jeigu atsistojus konkrečiai į to žmogaus vietą, jaučiasi tas judėjimas, va tas toksai, žinai, nu aš net nemoku kaip papasakoti, tai aš tampu laidininku tiesiog. Ir žmonės tavim pasitikė, ar ne, nes jiems rezonuoja tai, ką tu jiems sakai, ką tu jauti savo kūne, jie atpažįsta save per tave, taip? Taip, nes aš atsistoju, aš tada Mhm. pasistatau jų gyvenimą ir žiūriu, kaip aš žiūriu va to žmogaus pozicijoje į gyvenimą. Tarsi kaip būtų Mhm. į jų gyvenimą, bet iš jų pozicijos, kaip žiūri į savo gyvenimą. Nu, kaip čia, ne į savo gyvenimą, į jų Tu gyvenimą. tampi įrankis, tu tiesiog Taip, tampi taip, įrankis ir vaikštai per tas kriauklytes, tapdamas tuo žmogumi iš to žmogaus, tos šeimos linijos, iš to klasterio, ne? taip. Ir va kaip Mhm. atsistoju ir, pavyzdžiui, aš pradedu pasakoti, ką aš jaučiu, kaip aš jaučiuosi, ar ten, nu, man sunku, ar mane traukia kažkur, ar nusisuku nuo gyvenimo. Paprastai žmogus pradeda verkti, nes jisai atpažįsta, jis tarsi pats Mhm. stovi, žiūri ir jisai atpažįsta visą tą, ką aš pasakoju. Pavyzdžiui, pasakau, kad, nu, labai daug pykčio jaučiu. Jo, pykstu. Nu, būna, kurie sako, kad nepykstu jau, arba ir paskui jau dėliojant, patys žmonės pradeda jausti per savo kūną. Šiurpuliukai eina, arba skausmas kažkoks atsiranda, pradeda galvą ten skaudėt, svaigti, nu, visokių potyrių būna. Nu, ir va tie žmonės, nu, jaučia. Aš nežinau, nė karto nebuvo taip, kad aš čia kažką aš čia darau per save. Aš tampu toksai kaip Mhm. įrankis. Mhm. Ir jeigu dabar aš paskui dar tavęs klausimukų dar paklausiu iš tos temos, iš būtent apie seansus tuos vykstančius, bet jeigu tu man sakytum, kodėl neverta, nes tu užsiminei čia juokais, ar tai buvo juokų forma, ar iš tikrųjų kartais neverta žmogui netgi eiti į tas konsteliacijas? Neverta, nes gali labai atrasti daug ką kapstytis. Tikrai būna labai sudėtingų situacijų, būna gal skaudžių kažkokių, tada
jau reikia eiti tarsi, valytis, gal tiesiog būti tame, kaip aš sakau, geriau kentėti negu keistis. Buvo pas mane Mm. vienas atvejis, kai vienas žmogus, labai sunki situacija, ir jisai sako, bet aš nenoriu tėvų liesti. Jokių būdų, nes ten kažkaip jie tragiškai mirė, tie tėvai, sako, aš nenoriu jų liesti. Aš vis tiek aš turiu, nes visas seansas prasideda nuo tėvų, nes mes Mhm. gimėm iš tėvų, mes juos turime, mes iš jų atėjome, mes gyvybę gavom iš jų ir vis tiek tai yra liečiamus, visiškai liečiamus. Ir vis tiek aš turiu konsteliacijų pastatyti tėvus, sakau, bet aš tiesiog tik pastatau juos. Gerai, bet aš jų neliesiu, kategoriškai, griežtai. Tai va, jeigu taip Mm. žmogus kategoriškai griežtai, tai tikrai neverta. Tikrai neverta, nereikia nei savęs prievartauti, nei kažkam įrodyti. Nes čia buvo tas atvejis, kur man liepė ateiti. Va, aš ir norėjau klausti, ar čia buvo tas žmogus, kuris ėjo atvira širdimi ir norėjo tęsti tai ar nedaryti tai, ar čia buvo tas toksai priverstinis momentas. Tai gal jeigu mes einame tik tai dėl kažkokio tai, kad įtikti kitam ar ne, ir padaryti tai, ką man liepi padaryti, ir aš neturiu intencijos tęsti to giluminio darbo su savimi, tai gal geriau ir neiti, ar ne, kad neiškelti dar daugiau. Taip, kad neiškelti, kad nesisukti paskui tose visose, neskau programose, bet emocijose kažkokiose, tiesiog nedaryti to. Ir labai aš dar norėčiau pasakyti, kad va, tie, kurie sako, kad tu būtinai turi nueiti, va, ten kažkokiam sutuoktiniui ar kažkam, nesakykite būtinai. Papasakokite savo istoriją, papasakokite. Jeigu žmogus susidomės, vadinasi, jam reikia. Bet kad eiti, kad stumti, nereikia to daryti. Nes kartais mes pradedam irgi auklėti, kaip tėvus auklėti, taip kartais sutuoktinį pradedam auklėti, privalai, tau reikia čia pasigydyti, tau reikia čia būti ten kažkaip tai su savo šeima susitvarkyti. Kad man Tai, būtų gerai, ar ne? Tu taip, tvarkykis, nes man dabar su tavim, kadangi tu toks esi biški brokuotas, man reikia tave patvarkyti, kad man būtų gerai. taip. Tai irgi jau čia tada ženklas, kad ta žmona, tarkim, jeigu taip sako, eina į mamos vietą, į jo mamos vietą, į Anytos vietą. Ir gauna ten visas tas Aha. opcijas, kaip Anyta gyvena. Jeigu Anyta nesutarė su savo vyru, su uošviu, tai tada jau ir tu perimi tą tokią visą situaciją. Ką aš raginu žmonom, priimkit savo vyrus tokie, kokie jie yra. Jeigu negalit priimti, skirkitės. O kiek trunka, Aurelija, vienas seansas? Vat vienas seansas, kiek maždaug laiko užtrunka? Ar yra skirtingai, ar yra kažkoks laiko limitas? Aš paprastai stengiuosi daryti iki 2 valandų, nes paskui jau būna per daug ir aš pati būnu pavargus ir tas žmogus jau būna per daug emocijų, tų kažkokiu tai pergyvenimų pajautęs ir kažkokiu informacijos, kaip aš sakau. 1,5 valandos, 1:45 minutės idealu. Bet būna dar žmonės turi klausimų, dar klausimų, tai sakau, iki 2 valandų, tai jau čia tikrai stengiuosi jau ir net ir stabdyti ir toliau neiti. Tai va. O kiek reikėtų, pavyzdžiui, aš nežinau, galbūt vienam, aišku, užtenka vieno, kitam galbūt ne, bet kiek vidutiniškai vienam žmogui susitvarkyti savo šitos visus reikalus, hierarchijas, kiek seansų reikėtų? Labai man šitas, toks įdomus klausimas ir keistas ir labai aš jo nemėgstu. Aš žinau, aš ir pati gaunu šitų klausimų, kai aš pati užsiminėjau savo technikom, tai įdomu, kaip tu atsakysi. Ką tu atsakai žmonėm? Aš visą laiką sakau, savęs klausti ir save stebėti. Vienam gali būti užtekti vieno seanso, jisai eina, džiaugiasi savo gyvenimu, pamatė, čia taip, aha, čia tėtis, čia mama, gerai, gerai, gerbiu, pritariu, gerai, varau toliau savo gyvenimą gyventi. Tai gali būti vieno užtekti, bet būna labai sudėtingų situacijų, kur tėvai mirė, kur yra nužudyta kažkas šeimoje, kur yra nusižudymai šeimoje, kur yra negimę vaikeliai, abortai arba persileidimai, kur tikrai karas gi buvęs, kažkokių, tikrai labai sunkių situacijų, vaikų namuose yra užaugę gi vaikai. Tai ten tikrai su vienu seansu, kaip aš sakau, tikrai nieko neišeis. Ten galima kažką biškį apsitvarkyti, bet tikrai raginčiau daugiau pasiimti. Bet irgi imti kitą seansą tik tai tada, kai jaučia žmogus, kad jam tikrai to reikia.
Nu, va taip Mhm. atsėdi ir galvoji, nu, man tikrai labai reikia, man tikrai reikia pagalbos, man tikrai reikia, aš nesuprantu, kur aš esu, kas vyksta su manim, galbūt tada reikia to seanso. Bet visą laiką po pirmo seanso aš raginu palaukti, išsibūti, išsigėdėti, jeigu kažkokia buvo mirtis, ane, ten, tarkim, močiutė mirė ir būna Mhm. susitaikymas su mirtim. Išbūti tame. Būna, kad po seanso kelias dienas net emocijos eina, kažkoks liūdesys. Stebėti save, apsižiūrėti. Galbūt po to seanso tokie stebuklai įvyks, kad keisis viskas, žmonės keisis, sutuoktinis, wow, gėlių atnešė, ten mama kitaip reaguoja. Jo, buvę Aha. tokių atvejų. Tai mano ir buvo kaip ir mintyse klausimas tau kitas, ko gali žmogus tikėtis po seansų, ar ne? Tai tu dabar pasakei iš tos pozityvios pusės, o ar yra ir ta negatyvioji pusė, kur žmogus sakytų, po seansų dar kažkaip į nuokalnę, ne tik, kad į kalną pradėjau kilti, bet dar labiau į nuokalnę pradėjau leistis. Ko žmogus aplamai gali tikėtis pasikeitimuose gyvenime? Nu, man, nežinau, galbūt neparašė, nepasitaikė, kad žmogus jaučiasi kažkaip blogai po seanso. Gali Mhm. būti, nu, kad kažkaip tarsi atėjo su kažkokia problema ir ta problema nesikeičia. Net, Mhm. tarkim, nu, įmant pinigus kažkokius, ne, piniginį atvejį. Nu, vat pasidarė su pinigais seansą ir, nu, nesikeičia, nedaugėja tų pinigų. Gali būti, kad žmogus per daug prievartauja save. Ir vat viskas jau dabar man reikia ir čia bet kurią kainą aš kaip pasidariau seansą, tai kaip dabar čia? Padaryk man Nu, padaryk man, Aurelija, pinigus. jo, tai va toks būna, kad žmogus prievartauja save arba kažkaip, nu, neišlaukia gal momento. Nes labai dažnai aš esu, tai kiek kartų aš jau dabar net prieš seansą sakau žmonėm, kai padarau su pinigais seansą, būna sustoja pinigai. Ir taip tikrai sustoja. Ir Ir ką tai žmogus galėtų rašo, reikšti? ir žmogus rašo, kas čia atsitiko, man blogai, aš iš vis nebetekau pinigų, ten kažkas. Nes buvo programa sena, kažkokia mes gyvenom programa, ne, va ten gaudom už kažkokį darbą pinigus ir atlyginimas kažkoks, bet jį netenkino tą situaciją ir ateina pasidaro konsteliacija, ne, pasidaro ir mes pakeičiam tarsi programą visai kitokį, visai kitaip tarsi. Viskas turi, kaip aš sakau, nusinulinti, pabūti toje tyloje, pabūti tas tuščias lapas, bet jį labai svarbu išlaukti. Nu, vat, išbūti tame su pasitikėjimu, tikėti ten visatą arba jėgom kažkokiam, kad viskas bus geriau. Bet ką žmonės labai dažnai išsigąsta. Mhm. Pradeda panikuoti, stresuoti ir tada viskas griūna. Vat išbūti tame, išlaukti ir būti tame stipriam pasitikėjime, kad ateis. Tai tikrai turėjau atvejį, kai viena mergina išlaukė ir jai tikrai pagerėjo. Nu, tikrai gavo pasiūlymą ir jinai rašo, sako, wow, kažkas tai sako vyksta, aš nesuprantu, kažkoks tai fainas jausmas. Gerai. Bet tikrai jinai išbuvo tame ir rašė, kad man dabar blogai. Ką daryt, kaip man blogai. Nu, vat, bet išlaukė ir gavo pasiūlymą gerą. Tai jeigu einame į konsteliacijas nesvarbu ar pas Aureliją, bet jeigu einame į konsteliacijas dėl pinigų, tai pasiruošti juodos duonos, kažkur vandenukų, druskytis, nes jau žinome, kad gali būti kelios bado dienos. Tikrai taip. Pasiruošti tokį išgyvenimo nešulėlį, nes neaišku, kiek laiko mums čia reikės išlaukti, ar ne? Aš juokauju, bet iš esmės taip išlaukimas, nes labai mes didelę įtampą tokią uždedame į tą lūkestį ir nesvarbu, Aurelija, iš tikrųjų aš papildysiu tave irgi, kad nes lygiai taip pat žmonės, kai mes einame į kažkokį tai techniką, metodą ir mes galvojame, kad va dabar pasidarysiu, nu ir dabar per naktį mano gyvenimas pasikeis ir aš šitą laukiu jau dabar išskėstom rankom, kur čia tie mano pozityvūs pokyčiai ir tada jie neteina, mes dar labiau įtampos, išsigąstume, tai gal čia neveikia, gal čia dar kažkas ir mes iš tikrųjų tada atmušame tai, kas jau link mūsų ėjo, ar ne? Taip, labai tau pritariu, labai O pritariu. ar gali, pavyzdžiui, darant hierarchiją, tarkim, sustatyti vietas ir pyst vyras mane palieka, pyst žmona mane palieka, konfliktas kažkoks iškyla, darbą prarandu. Tu Ar yra? mane taip nuskaitei. Nagi, Labai, papasakok. nes norėjau pasakyti, va, būtent šitą dalyką. Būna, kad ateina tvarkytis su vyru arba su žmona santyki ir išsiskiria.
tikrai turėjus atvejų, net ne vieną, o būna, kad ateina tvarkytis skyrybas. Turėjau vieną moterį, noriu skirtis, viskas nebegaliu, tiesiog moteris visa kaip ežys pasišiaušus, nenoriu prisileisti nieko. Nu gerai, padarom, nes yra tokie atskirai žodžiu skyrybom. Nu, aš ten tave palieku, aš ten atleidžiu, atsiprašau, tokį tarsi susitaikymą padarai, nes visada norintis įskirti su vyru arba su žmona, visada pirmiausia reikia susitaikyti, kad būtų Užbaigti tą lengva, gera. santykį, ar ne? Taip, vis tiek taigi buvo gyvenimas kartu, vis tiek padėkoti yra už ką, atsiprašyti yra už ką, atleisti yra už ką. Ir sutvarkius tą santykį, jie nebeišsiskyrė. Ar čia gali būti, kad visatoje biški gličas, tokia apsimiegojusi fortūna, sako, kažkaip sumaišė adresus, šitą išėmė, šitą pridėjo. Ar gali atsitiktinumai būti? Vat man labai įdomu tavo nuomonė. Galimai, tuo atveju, ta moteris net nenorėjo skirtis su to vyru. Tiesiog tiek prikaupus pykčio buvo, tiek jai reikėjo išsipykti ant to niekšo vyru, kad tiesiog padarius susitaikymą, gal tas vyras visai neblogas pasirodė jau dabar, kaip išsipyko. Labai dažnai mes pykstam ant savo vyrų, nes mes tiek per gyvenimą prikaupiam emocijų, pykčių, įsižeidimų, įsiskaudinimų, kad mums tiesiog užtenka tik tai išsipykti, išsibarti, atsiprašyti, atleisti ir vėl žiūrėk tas vyras kažkoks, nieko, parašė skriptą jam. Visai nieko. O klausyk, o tai kodėl tada išsiskiria, jeigu aš atėjau sutvarkyti santykių, o čia gausi, kad iš vis išsiskyriau? Kodėl tie dalykai įvyksta tokie? Gal pasąmoningai jau norėjo išsiskirti tą moteris ir jinai tiesiog save apgaudinėjo, kad aš nenoriu skirtis, man reikia sutvarkyti su jo santykį, būti poroje, kad viskas būtų gerai. Dėl vaikų, dėl mamos, gal kuris sako, kad vaikeli, tu ten kito nerasi geresnio. Ir taip toliau. Ir užteko tik tai atsiprašyti, atleisti tam vyrui, susistatyti, grįžti į savo centrą tai moteriai ir pažiūrėti, kad gal čia visai ta mama, ką sako, nėra reikšminga, gal aš pati galiu savo kurti scenarijų, ne tai, ką mama sako, ne tai, ką aplinkiniai sako, kad, pavyzdžiui, vaikas vis tiek turės tėtį, net jeigu ir išsiskirsis su tuo vyru. Toks tai tarsi susistato viskas į vietas, nes labai dažnai pas moteris būna baimė, kad vaikas be tėčio liks, kad ką aplinkiniai pasakys, kaip aš išgyvensiu. Ir čia tarsi sutvarkius visą tai, tai gal man iš tikrųjų nereikia to vyro. Bet vis tiek visada turi išlikti pagarba. O taip, jeigu mano klausimas būtų, o ar gali tai po vieno seanso gyvenimas stebuklingai pasikeisti per vieną naktį? Aš galiu papasakoti kelis atvejus. Man jie labai užstrigo ir buvę daugiau atvejų, bet aš tikrai žinau, kad aš galiu apie šitus atvejus šnekėti. Nes čia paprastai nemėgstu pasakoti, kas ten įvykę per konsteliacijas, taip ir lieka. Kaip ten sako, ne, kas įvyko Las Vegase, tai ir lieka Las Vegase. Su Aurelija ir lieka su Aurelija su tom kriauklytėm. Tik kriauklytės žinos, kas vyko. Taip. Ir, žodžiu, buvo vienas toksai atvejis, viena mergina. Aš esu jau darius kelias konsteliacijas ir visiškai problema su pinigais buvo. Kaip su pinigais? Nepervedė jai pinigų, susivėlė ten kažkas su kortele, tiksliai dabar nepasakysiu tos situacijos, bet, žodžiu, kažkas ten sugriuvo, bet taip sugriuvo, kad jinai negalėjo gauti pinigų, ten, tikrai, jai ten reikėjo susimokėti ir tikrai jinai verkiantis skambina, sako, aš nežinau, ką man daryti, man taip blogai, sako, viskas, man sugriuvo, viskas sugriuvo ir aš nežinau, kaip išeiti iš tos situacijos. Ir mes pradėjom dėlioti konsteliaciškai, bet ten tiesiog telefonu, toksai, pusvalandžio valandos laiko ta situacija. Ekstra atvejais toksai, ar ne, gavosi? Ekstra atvejais. Mes padėliojom tenai. Tikrai nuoširdžiai nepasakysiu, ką mes tenai radom. Gal ten kažkas iš praėjusių gyvenimų, ar ten kažkaip jinai skolinga, gal buvo kažkam, ar ten, žodžiu, kad mes atpalaidavom ten tą visą situaciją, irgi emocijų buvo. Ir praėjus ten keliom valandom, jinai man rašo, man įkrito pinigai. Geras. Tai va, toks, aš nežinau, ar čia pavadinti stebuklų. Gal tie pinigai būtų įkritę ir be konsteliacijos. Gal jie įkrito
dėl konsteliacijos. Aš negaliu to pasakyti. Aš tik tai Mhm. pasakysiu, kad taip dėl konsteliacijos. Tai mes tai stebuklus mes ir sakome, tai, ko mes negalime paaiškinti, ar ne? Tai va šito momentu mes negalime paaiškinti, kaip ir, nes jisai nėra patvirtinamas. Taip, dar vieną galiu atvejį papasakoti. Čia tai Aha, labai tikrai įdomu. įvyko stebuklas. Irgi žinau, kad galiu dalinti šitą istoriją visą, tai pasidalinsiu jau taip gal nuodugniau. Turiu vieną merginą, klientę. Jinai yra aktorė. Ir pas ją kurį laiką jau nebebuvo vaidmenų, jinai tikrai buvo, tokioj, jau pasakyčiau, įtampoj. Ką man daryti, man neteina, pinigai neteina, vaidmenys neteina, labai bloga situacija, žodžiu. Ir mes pradėjom ten kažkaip nagrinėti gal ne tą situaciją, bet kažkokią kitą situaciją. Nagrinėjom ir mus nubloškė ta konsteliacija į jos, irgi bijau sumeluoti, prosenelį gal, ar proprosenelį. Nesvarbu, bet kažkur tenai, giliai jau, žodžiu, Mhm. kuris, jinai tikrai žinojo tą faktą, kad jisai dalyvavo kare ir jisai nebegrįžo iš karo, nes jisai žuvo tenai. Ir aišku, ta prosenelė, jo, greičiausiai prosenelė. Sakau, galiu klysti ar prosenelė, ar prosenelė, bet tai nėra labai svarbu, tiesiog iš protėvių, kad jinai jo laukė, kad jinai labai liūdėjo, kad ten buvo tiek skausmo. Ir va toje vietoje tarsi susikūrė tokia, labai didžiulė skausmo, kaip aš sakau, debesis, skausmas, išgyvenimai, netektis, žūtis, karas, viskas ten tiek visko yra. Tikrai ėjo emocijos, kilo ir ten, atrodo, taigi nepažįsta to savo prosenelio, bet tikrai buvo emocijų daug. Ir mes ten tą karo visą situaciją nagrinėjom ir jau atsipalaiduoja, jau gera, jau tarsi leidi, priimi viskas. Ir jai skambutis, jinai dingsta, aš alio, ten, žodžiu, kur tu dingai, ten kokios 5 minutės gal užtruko, jinai grįžta atgal ir jinai sako, tu nepatikėsi, man skambino iš castingo, kvietė mane vaidinti vaidmenį su karo tema. Eina sau geras. Taip, Čia tikrai stebuklas, galima sakyti. Aha. mes abidvi buvom šoke ir jinai buvo šoke ir aš pati, taigi ką, aš ir tų situacijų tarsi mačiusi, žinau, daug tų konsteliacijų tokių įvykę, bet mes abidvi buvom šoke, mums šiurpai ėjo per kūną, mes sutvarkėm tą situaciją su tuo proseneliu, su karo ta tema ir jai būtent vaidmuo į karo tą, filmas apie karą. Ir būtent apie tą antrą pasaulinį karą, kuriame jos tas prosenelis dalyvavo. Nieko sau. Taip. Tai irgi žmogus atrodo negauna vaidmenų ir būtent paskambino tuo metu, kai viskas jau tapo aišku, sutvarkyta su to proseneliu, gavo vaidmenį, nežinau ar gavo vaidmenį, bet castingą, dalyvauti castingę. O tu dabar paminėjai, kad praeiti gyvenimai, tai jūs konsteliacijų metu irgi einate į praeitus gyvenimus? Kartais einu į praeitus gyvenimus, bet labai retai, jau kai žmogus pradirba daugiau. Kai žmogus jau pradirba, būna labai dažnai, kad randu, kaip pavyzdys, ne, eini ir randi kažkur prosenelę, ne, atsistoji tą prosenelę, pradedi su ją kalbėti ir jauti, kad tas žmogus buvo ta prosenelė praeitame gyvenime. Čia gal sunku kai kam suprasti šitą dalyką, bet tarsi mes reinkarnuojamės savo pačių vaikaičiuose. Kai kam tikrai bus sunku suprasti, kai kam bus labai lengva ir suprantama. Tai reiškia, kad mes galime į tą liniją grįžti. Ar ne? Tai grįžti per, netgi dabar mes esame šitame vaidmenyje, bet mes galime, pavyzdžiui, eiti į ateitį. Ir aš galiu būti savo vaikų anūkė, pavyzdžiui, netgi. Ar ne? Mes galime tą daryti. O kaip tu žinai, kada tu eini į tą praeitą gyvenimą ir ar žmogus gali, pavyzdžiui, žinoti, kad aš einu į seansą su Aurelija ir aš eisiu į praeitą gyvenimą. Ar tai vyksta tiesiog spontaniškai eigoje seanso? Eina eigoje, būna kartais, bet aš nesakau, kad tai, nes žmogus gali nesusitvarkyti su tą informaciją. Būna, kad pasakau ir labai atpalaiduoja. Būna, kad tiesiog paleidžia emocijas ten, nes tada labai daug emocijų būna. Tai sunku būna, labai skausminga kažkaip tai būna. Nors atrodo, pats žmogus pats sako,
aš taigi nepažįstu, aš nežinau, kas ten sako, kodėl aš taip verkiu, kodėl aš taip reaguoju. Būna net oro pritrūksta, būna, nu tikrai būna sunkios emocijos eina. Tai kartais net pasakius frazę, kad tai aš dabar šiame gyvenime ir man viskas saugu ir gera, labai atpalaiduoja. Būna, kad sakau, Mhm. nesakau, bet tiesiog išdirbam emocijas ir, nu, va, tiesiog atpalaiduoja taip. Būna, kad specialiai einam į praeitą gyvenimą, nes kažkas užstringa va šiame gyvenime, ne? Atrodo, su tėvais Mhm. išdirbta, su seneliais išdirbta, bet vis kažkas tai dar, nu, va, toks tarsi kankina žmogų, ne, kažkokią tai Mhm. būseną. Tai tada jau statom praeitus gyvenimus ir žiūrim, kas tenai įvykę yra. Na, nu, tam tikrai irgi įvairių įvykių buvę. Tai O būna gali žmo lieka. o gali būti, kad žmogus, va, pavyzdžiui, ateitų netgi ir su ta intencija, Aurelija, noriu eiti į praeitą gyvenimą, nes jaučiu, kad vat, aš ten noriu kažką pažiūrėti, kažką išdirbti. Ar sulauki to, ar žmogus gali turėti tokią intenciją, ar tu tiesiog čia yra pagal tavo sprendimą? Ne, jokiu būdu ne pagal mano sprendimą. Ko žmogus nori, tą aš, nu, nes aš tiesiog esu, kaip sakau, tas laidininkas. Kiek žmogus atsiveria, Mhm. kiek jisai nori, tiek ir dirbu, kiek jisai pats pasiruošęs. Bet aš visą laiką raginu, nu, geriau čia, va čia mes esam, čia mes gyvenam, čia mūsų situacijos visos, čia mūsų tėvai, čia mūsų vaikai, sutuoktiniai, nežinau kas dar, va čia tvarkytis, čia žiūrėti. Ir jeigu nepavyksta, jeigu, kad ir kiek dirbu, neišdirbu, tada galima kaip įrankį pasiimti praeitą gyvenimą, ar ne? Taip, taip, tikrai taip. Labai tau pritariu. Ir dar tu užsiminei vienu metu, kad dėl negimusių vaikų ar negali būti abortuoti, gali būti persileidimai. Vat, ir aš tikiu vis tiek, kad bus moterių, kurios klausysi šito įrašo. Tai jeigu aš patyriau savo praeityje vat, tą netekti, ar ne, ar man reikalinga konsteliacija, kad sutvarkyti tai. Ir jeigu aš nesutvarkyčiau arba nesutvarkau, kaip tai gali įtakoti mane, mano vaikus ir mano ateinančią kartą, jeigu šitie negimę vaikai, vat nėra jie įsileisti į šeimą. Ar gali Tai papasakoti? mhm. Taip, tai yra iš tikrųjų labai svarbu. Aš netgi kai seansą darau, aš visą laiką paklausiu, ar buvo persileidimas arba kažkoks valymas, nes tai yra be galo svarbu juos priimti į šeimą, kad jie turėtų savo vietą. Nes vat, šeimos konsteliacija yra sistema. Sistema ir Mhm. kiekvienas žmogus turi turėti savo vietą. Net jei tai yra kažkoks ne kraujo ryšys, kaip pavyzdys žudikas, ne, kažkoks žmogus nužudė artimą, jau jisai tampa sistemos dalis, jau jisai turi savo vietą. O aš šito Viskas. nežinojau. Mhm. Taip. Todėl labai dažnai būna žmonės, vat, nu, pavyzdys, jeigu šeimoje yra kažkas sergantis šizofrenija, jau šeimoje yra nužudymas. Kažkas kažką nužudė. Ir tas žmogus, kuris serga šizofrenija, jisai perima ir aukos, ir žudiko vaidmenis, todėl susipainioja. Todėl vyksta Vau, susipainiojimas. geras. Taip, taip. Tai čia Aha. tikrai šitą žinau ir esu kelis atvejus radus. Ir tikrai jau jeigu žmogus šizofrenija sergantis, viskas. Šeimoje klausiu, kas buvo nužudyta ir ką nužudė kažkas. Būna ten, žodžiu. O jeigu Tai, žmogus nežino, tai ieškom per konsteliaciją, ieškom, supratau. kur mus traukia, kur tada aiškinamės, kur ten buvo kas nužudyta. Tai vat, kaip ir sakiau, sistema ir kiekvienas žmogus turi tam tikrą savo vietą turėti. Ir netgi tas žudikas turi savo vietą. Bet protų suvokiant, ne, taigi negali jisai turėti, ašgi neleidžiu. Mhm. Taip. Ne, tai kaip jisai čia bus, čia negalima. Jau išstumint iš sistemos tą žudiką, kaip pavyzdys, ne, į tą vietą kažkas turi stoti. Sistema griūna, jeigu, nu, kaip čia, kad sistema negriūtų, Kaip įdomiai. jinai pati įsistato kažką. Ir dažniausiai tai būna silpniausias. Todėl visi vaikai mūsų turi, tie negimę vaikai abortuoti arba nužudyti ar nusižudę kažkaip taip, turi turėti savo vietas. Netgi, pavyzdžiui, kai būna žmogus nusižudęs, ne, ką dažniausiai daro, apie jį nenori šnekėti, apie jį nenori kalbėti, jo tarsi neegzistuoja, pyksta ant jo, kad jisai taip pasitraukia iš gyvenimo, bet jisai irgi turi turėti savo vietą. Nes jeigu jam neduodama vieta, kažkas šeimoje, nu, gali kartoti tai. Būna, va, Mhm. pavyzdžiui, ne, ai, va, ten
prosenelis nusižudė ir tėtis nusižudė, ne? Va, nu, taip seka, tikrai randu tokių situacijų. Tai reikia duoti vietas. Tai va ir tie negimę vaikeliai turi turėti savo vietas. Būtinai juos reikia priimti. Ir labai dar būna darbas su mama. Jeigu jinai neteko to vaikelio, tai būna labai, labai daug skausmo, labai daug kaltinimo sau, kad neišsaugojau, kad kažkaip atsitiko blogai, kad kažką padariau gal ne taip, kažkokią įtaką, ar ten valgiau gal nesveikai, ar ten, žodžiu, gal su vyru susipykau tuo metu ir persileidimas įvyko. Labai svarbu savęs nekaltinti, kito nekaltinti ir vaikelio nekaltinti. Ta prasme, kad jokios kalties nebūtų. Sutvarkyti emocinį santykį tarp tų visų vaidmenų. Bet Aurelija, ar yra tiesa, kad jeigu aš savo praeityje, arba man taip įvyko, arba mano, tarkim, mamai, močiutei, ir tie vaikai negimė, nėra priimti į sistemą, kad tai gali įtakoti mano pačios vaikus, kad jiems gali su finansais nesisekti, sveikata, nes tie negimę vaikai, jie pasiima tai, kas jiems priklauso iš gyvųjų. Ar gali pakomentuoti šitą vietą? Ne kiek, kad pasiima, kiek tas vaikas stoja į tą vietą. Kaip aš sakiau, jeigu ta vieta išmetama, ta prasme, iš toj sistemoje ta vieta neužpildoma, ją užpildo kažkas, dažniausiai silpniausias užpildo. Tai tas vaikas gali stoti į to negimusio vaikelio vietą ir paima visas tas opcijas, ką turėjo tas vaikelis. Nesijausti gyvam, neturėti pinigų, nes tas miręs vaikas taigi neturi tų pinigų, neturi santykių. Visa tai, ką tas vaikas negimęs turi, tą pasiima tas gyvas žmogus. Ir tikrai turėjau vieną moterį visai nesenai, kuri aš nesijaučiu gyva, aš čia nepriklausau. O ten buvęs mamos, nepasakysiu, ar persileidimas, ar valymas. Ir kai mes tik davėm vietą ir pasakėm, aš gyva, mama, aš gyva, mama, aš gimiau. Ir emocijų buvo ir visko, ir džiaugsmas tada atėjo, kad man nereikia už tą vaiką gyventi. Man nebereikia už tą vaiką gyventi. Viskas, aš galiu gyventi savo gyvenimą. Tai labai svarbu tas vietas duoti. Sakyk, tu pabaig. Ir dar kaip yra valymai, moteris nusprendžia pasidaryti valymą, abortą, valymą, čia kaip pavadinsi. Irgi tai labai svarbu pastatyti tuos vaikučius ir su mama padirbėti dėl to, kad mamos labai dažnai save kaltina. Ten tiek daug, nors ir sako, aš susitaikiau, tai buvo, nebuvo, bet tikrai labai jaučiasi gėda didelė. Ir tokį savęs graužimą, savęs kaltinimą, kad galėjo tas vaikelis augti, kad galėjo būti, kad galėjo įsigyventi, o aš čia nužudžiau tarsi. Irgi, žinau, man pasakojo, mano mokytoja beje pasakojo, kad yra kažkoks toksai paminklas pastatytas kažkur užsieny, nežinau, paminklas to moterim, kurios pasidarė abortus, kad jos ten važiuotų ir atgailautų. Tai yra tokia griaunanti energija, tai yra taip blogai, tai yra toksai save graužti, kaltinti, ėsti save dėl to nereikėtų. Dar sustiprinti labiau tai, kas yra viduje. Taip, tai to tikrai nereikėtų. Ir tas, kai duodi tam, vis tiek tu esi mama, tas vaikas pasirinko tave mama. Viskas, tobuliausia mama. Tobuliausia, nerealiausia, pati pačiausia mama tam vaikui, net jeigu jisai ir negimė. Vadinasi, taip turėjo būti. Taip, viskas. Susitaikau, duodu vietą ir einu toliau. Dar ką galiu pasakyti. Šitie vaikučiai, kurie gyvi yra, jie gali pradėti ieškoti tų brolių seserų. Nesąmoningai kažkaip ieško jų. Taip draugai kažkokie gal vyresni, pavyzdžiui, jeigu pirmiau buvęs vaikas negimęs. Kažkokių vyresnių draugų tarsi ieško, kažkaip tai tarsi ieško to savo brolio arba sesers. Vidinį trūkumą bando užpildyti, ar ne? Taip. Tai šiaip raginu, jeigu ten vaikas biški vyresnis, ar kažką pasakyti vaikam, kad tai buvo, taip atsitiko, viskas, nereikia jo ieškoti, jisai turi vietą, žodžiu, bet jau čia kai galima pašnekėti. Bet labai gerą mintį esu girdėjus ir man jinai taip patiko, aš tikrai noriu su visom moterim pasidalinti, kad pasakyti vaikam, kai jie miega. Geras, į pasąmonę įdėti tą žinojimą, ar ne? Taip, kai miega vaikelis, kad ir mažiukas, 3 metų, 2 metų, turėjo būti broliukas arba sesutė, jo viskas, tau nebereikia ieškoti, čia vis tiek aš laiminga, aš džiaugiuosi, jisai vis tiek visada liks tavo brolis arba sesė ir tau nebereikia jo ieškoti, kai jie miega.
Geras, kokia geniali idėja. O Aurelija, pavyzdžiui, jeigu aš žinau, tarkim, aš neturėjusi gyvenime tos patirties, bet aš žinau, kad mano mama arba močiutė turėjo, ar man verta eiti į konsteliacijas, kad sutvarkyti va tą mamos arba močiutės patirtį, tą hierarchiją? Labai būtų gerai. Taip, nes tai yra, jeigu mama turėjo, ne, kažkokį persileidimą arba valymą, Mhm. tai jau tai yra brolis arba sesė. Nes, kaip ir Mhm. sakiau, minėjau, kad pradeda ieškoti to trūkumo, ne, pradeda ieškoti brolio sesers. Tai irgi darom pokalbį. Broli, sesė, aš tave radau, man nebereikia tavęs ieškoti, aš tave priimu, tu mano vis tiek lieki brolis. Va tokias tarsi per tą pokalbį mes pasikalbam ir leidžiam. Ir dar jeigu, tarkim, buvo kažkoks valymas, leisti mamai tai padaryti. Neteisti, leisti. Mhm. Ir gerbti kitas moteris, kurios tai darosi. Nu, nes jeigu pradedam negerbti, pradedam teisti, kažkaip smerkti, arba, tipo, nereikėjo tau to daryti, mama, nu Vertinti. kodėl? Mhm. Taip, tada mes jau automatiškai perimam visą tai. Nes pasąmonė supranta, aš tau neleidžiu to daryti, geriau jau aš darysiu. Mhm. O močiutės atveju tada, ar verta man eiti į konsteliacijas, jeigu močiutės buvo patirtyje? Um, Jeigu mes auklėjam mamą, ne, pavyzdžiui, ir mes tada stovim į močiutės vietą, tada galima eiti su ja ten pokalbį daryti, nes mes tada perimam močiutės visas situacijas. Mhm. Bet jeigu tai neliečia labai, jau tėvai, jau su tėvais išdirbus, jau mums tėvai užstoja visus protėvius. Jau jeigu geras santykis su tėvais, tai ten nesvarbu, ar karas buvo, ar nusižudimai pas senelius, jau tėvai mums užstoja. Ne, bet aš šneku apie tos atvejus, kad jeigu man, kaip ir viskas normaliai, bet aš žinau, kad mano močiutė turėjo persileidimą ar ten išvalymą, abortą, nesvarbu, tai ar man verta eiti į konsteliacijas tam, kad sutvarkyti vat, tą hierarchiją tenais, kad tas kūdikis močiutės ar ne būtų priimtas į sistemą. Ar man verta eiti, ar čia jau manęs nebeliečia, liečia tik tai mamos patirtis? Tai gal mamos daugiau patirtis. Jeigu tai tave kabina, jeigu tau tai svarbu, jeigu tu ištisai apie tai galvoji, tai verta, nes, nu, tu galvoji apie tai, tai Mhm. tavo pasaulis. Jeigu tau tai svarbu, jeigu tu jau tik teisi tai, ne, nu, va, jeigu kažkoks žmogus teisė tai jo reiktų sutvarkyti tam, kad neteisti, arba nustoti teisti. Nebūtina konsteliacijos daryti, tiesiog nustoti teisti ir pagarbos. Nu, tiesiog gerbiu, O taip jeigu atsitiko, gailestis? irgi blogai. Mes, kai Mhm. gailim kito žmogaus, mes darom jį silpnu. Mhm. Tai reiškia vėlgi, bet kokiu atveju galima, ar tu rekomenduotum, pavyzdžiui, profilaktiškai, netgi, vat atrodo, kad aš dirbu su savimi, kažkokius įrankius naudoju, ar būtų naudinga profilaktiškai ateiti pas tave, tiesiog arba pasitikrinti, arba pasižiūrėti savo tą hierarchijos sistemą visą, ar yra viskas tvarkoj, ar kažkur reikalingas mano dėmesys, kad kažką pakoreguoti. Kaip tavo nuomonė tokia? Labai stiprus pasitikrinimas yra tada pažiūrėti, ar mane erzina tėvai, kaip gyvena. Ar erzina, ar aš teisiu juos, ar aš noriu juos paauklėti. Jeigu jau tai yra, jeigu kyla kažkoks erzulys, Mhm. vadinasi, sutrikę, vadinasi, jau išeinama iš savo vietos. Tai aš Mhm. nežinau, ar verta, kaip ir sakiau prieš tai, minėjau, kai kada verta, kai kada neverta. Pats žmogus tik tai, aš tikrai negalėčiau pasakyti, kad tikrai eik ir darykis. Bet vat jeigu tas erzulys erzina, tai tada jo, tada reiktų žiūrėti tą hierarchiją, pasitikrinti. O jeigu, pavyzdžiui, vyras yra šeimoje tas, vat, kuris domisi saviugda kažkokiais tai vat, dvasiniais dalykais ir jisai kaip vyras, kaip tėtis, jisai prarado vat, irgi vaiką tą negimusį ir ne, pavyzdžiui, žmona nesidomi tais dalykais. Jis paėmė patirtį, jinai ten savo visi reikalai, jos vidiniai pasauliai, bet jisai kaip tėtis, jisai prarado tą negimusį vaiką. Ar tėčiui reikėtų įti į konsteliacijas? Matai, tas vat reikėtų eiti į konsteliacijas, aš negaliu to pasakyti. Jeigu tėtis jaučiasi blogai, nu, pradžioj visą laiką aš raginu patiems susitvarkytis, patiems priimti. Tiesiog priimti, nekaltinti savęs ir priimti, kad tai atsitiko, kad tai tokia patirtis prarasti vaiką. Bet jeigu tai kankina, tai neduoda ramybės, tai tiesiog kažkaip plėšia širdį arba kažkoks kaltinimas žmonai yra,
Aišku, tikrai naudinga ateiti į konsteliaciją, net ne į konsteliaciją, į emocinį paleidimą verta ateiti, į kažkokį tai, nu, vat savęs tai, kas sutvarkytų. Nu, suprantate, ne ką noriu pasakyti, tai tiesiog Mhm. tai, kas padėtų, tai taip verta, bet visą laiką raginu patiems kažkiek apsitvarkyti, apsižiūrėti. Kaip ir sakiau, pirmiausia, nekaltinti savęs, priimti kaip patirtį ir viskas, susitaikyti su tuo. Taip, mano tik klausimas buvo, jisai galbūt jo tikslas buvo toksai, kad ne tik tai, kad mama, jinai turi, kaip ir gali turėti įtaką tvarkyti hierarchiją ir tą sistemą visą, kadangi tai yra jos vaikas, ar ne, iš jos kūno, bet ir tėtis kaip lygiavertis, vat, kaip tu sakai, partneris vienoje linijoje stovintis, jisai lygiai tiek pat ir jo vaikas yra, reiškia, jisai irgi, jeigu jisai nori, jisai gali eiti į konsteliacijas ir sutvarkyti hierarchiją sistemą iš savo pozicijos kaip tėtis, ar ne? Taip, va dar tik tai ką paminėsiu, kad mes tvarkome, va tarkim, aš einu į konsteliaciją, ne, aš tvarkausi iš savo pusės. Tai nereiškia, kad aš, jeigu sutvarkysiu, tai iš karto viskas pasikeis visoje sistemoje. Pasikeis iš mano požiūrio taško. Iš mano. Net Mhm. jeigu vyras neina tvarkyti santykio su savo negimusiu vaiku, tai aš irgi turiu paleisti. Leisti jam nesitvarkyti to santykio. Palikti jam jo skausmą, jo pergyvenimus, negailėti jo, palikti tai, kad tai jo patirtis. Aš tvarkausi tik tai iš savo centro, iš savo pasaulį kuriuosi. O ten ar vyras eis tvarkytis ar neis tvarkytis, tai turi, nu, nerūpėti, reiktų priimti vyrą tokį, koks jisai yra. Net va, jeigu grįžti, nu, atvirkščiai sakant, ne vyras sąmoningas, o moteris tiesiog nerūpi, tai va, pavyzdžiui, jeigu vyras sąmoningas, ne, o moteris nerūpi, jei ten gal į kavinę, į barą, į su draugę nueiti, ne, ir Mhm. nebūtina atversti jos į tą ale sąmoningumą, ne? Galbūt jinai eidama į barą daug sąmoningesnė negu tas vyras ten, o jam ten ką jis ten daro Mhm. su Mhm. žvakėm, smilkalais, o ne kažkokiais tai. Visada priimti žmogų toks, koks jisai yra. Taškas, Man, viskas. man labiau patinka žodis leisti. Mhm. Leisti, taip, leisti. Aha, nes kai aš leidžiu būti kitam žmogui su visa jo patirtimi, kažkoks man atsiriša atsakomybė už tą žmogų. Taip, ir va jeigu, kaip ir minėjai, ane, vyras, kad eitų sutvarkyti hierarchiją, vėl einam į tą, žinai, man liepia ateiti. Va, ne, aš iš to, kaip vyras pats jisai nori, ar ne, jisai Mhm. pats turi tą pajautimą ir jisai nori. Taip, jeigu Mhm. vyras nori, jeigu jisai jaučia, aš turėjus beje vieną vyrą, kuris tvarkėsi negimusį vaiką, moteris pasidarė valymą ir tikrai buvo labai skausminga, tikrai tam vyrui buvo taip skausminga, tikrai buvo emocijų ir atrodo, kartais moteris tiek nepergyvena dėl savo vaikelio, Taip. va tokio, susitaikymas tiesiog įvykęs. Kiek tas vyras pergyveno, tikrai buvo atvejis. Aš Tai irgi va, turėjusi, aš ir dėl to aš ir paklausiau tavęs iš konsteliacijų pusių, nes aš lygiai taip pat esu turėjusi ne vieną atvejį iš vyro pusės, nes moteris atrodo, čia mano kūnas, čia mano vaikas, aš prieimu sprendimą ir labai dažnai aš irgi turėjusi atvejų, kur moteris net nepaklausė, tai nėra bendras sprendimas, tarkim, apie mhm, valymą ar apie abortą, ar ne, tai yra ne visos moterys, bet kai kurios galvoja, kad yra jų sprendimas, o ne jų kaip mano, ar ne, bet ne mūsų sprendimas kaip tėvų abiejų. Ir taip, tada vyrai tada išgyvena. taip, vyrai labai išgyvena, bet tada klausimas, kam tam vyrui reikėjo tokios moters, kuri pasidarytų valymą. Tai vėl verta eiti į konsteliacijas ir pasižiūrėti, ar gali pamatyti, kodėl vieni žmonės gauna kitus žmonės, ar konsteliacijų metu matosi. Matosi kartais nesimato, kartais moteriai reikia, nu pavyzdžiui, tėtis, ane, vat išsiskyrė su mamas išsiskyrė su tėčiu, ane, ir tas vyras tarsi užima tėčio vietą. Arba ten kažkokio tai vaiko vietą, galbūt tam vyrui mamos neteko ir reikia kaip mamos, tai partnerė tampa kaip mama. Mes kažkokiu būdu pritraukiam vieni kitus, va taip va. Mhm. Tai va tas vaidmenų toksai susipainiojimas, va taip va mes pritraukiam. Kartais net nereikia tiem būti žmonėm, va kartais tikrai randu, kad nu va čia tikrai kažkoks tas santykis netoks, tai čia mama, tai čia tėtis, čia ne kaip partneris su žmona būna.
Tai va tada, nu, su tą konsteliaciją padarius ir išsiskiria tie žmonės. Supratau. Aš tais gal šiek tiek nukrypsiu dar nuo mūsų pokalbį ir pasakysiu, kad apie tai, kodėl mes pritraukiame žmonės vienokius arba kitokius, tai aš papasakosiu per savo interviu, kai mane kalbins apie sąmoningus paleidimus, nes kaip Aurelija, kaip tu minėjai, dėl kažkokios priežasties mes pritraukiame tokį žmogų, kuris, kaip ir, pavyzdžiui, moteris ar ne, priima sprendimą nutraukti nėštumą, net nepasitarusi su savo antra puse. Tai kodėl mes pritraukiame šitos žmonės, jūs sužinosite kitose įrašuose, o dabar vėl grįžtu tada prie... Aha. Kaip man įdomu, dabar jau norėčiau tave pakalbinti. Aš jau radau vieną merginą, kuri mane kalbins, kai jinai bus pasiruošus, įdėsiu, bet dabar grįžtame, Aurelija, su tokiu intrigėlę įmesta. Grįžtame prie tavęs ir aš norėjau tavęs paklausti, ar turi tu vieną struktūrą, pagal kurią tu visą laiką vedi žmogų seansų metu, ar konsteliacijų terapijai, ar tu tiesiog per savo pajautimą jūs einate ten, kur galbūt jo žmogaus siela, pasąmonė, protas. Kaip jūs randate tą sistemą, struktūrą būtent kažkokio tai seansų metu? Ar tu per savo pajautimą? Kaip žinoti, ar yra vienas tas modelis, pagal kurį eini, ar jisai kiekvieną kartą gali būti su kitais žmonėmis absoliučiai skirtingas? Kaip konsteliacija yra, tai toksai, žinai, išieškojimas yra, tiesiog išieškojimas. Tai jeigu vieną kartą einu su mama daryti santykį, tai kitą kartą galbūt su tėčiu santykį. Nėra tokios, kad struktūros, bet ir yra struktūra. Aš nemoku kaip paaiškinti. Nu, vat pavyzdys, ne? Ateina žmogus, jisai turi ateiti su problema. Problema pinigai, ne? Ir aš statau pinigus ir žiūriu, kaip tas žmogus žiūri į pinigus. Ar jisai žiūri į savo pinigus, ar jisai žiūri į savo tėvų pinigus, gal į mamos pinigus, gal į tėčio pinigus, gal eina giliau kažkur tai. Ir pavyzdžiui, mane nuneša tiesiog iš pajautimo, aš tiesiog dėlioju, va, tėvai, traukia, dar giliau traukia, aha, senelis traukia, tada statau už senelio tėvus, proseneliai traukia per savo kūną. Tai nėra, kad tai aš išjaučiu. Aš esu toks, kaip čia pasakyti, įrankis, laidininkas, aš tarsi einu į to žmogaus lauką. Ta žmogus kiek atsiveria, kiek jisai atviras, kiek jisai pasiruošęs daryti tą seansą, tiek aš ir jaučiu stipriai. Būna tikrai, kad aš labai stipriai jaučiu ir tiesiog mane neša į ten kažkur, tai va, pavyzdys, sustoju ties prosenelio, ne? Prosenelis ir aiškinamės per frazes, aiškinamės, kas atsitiko per kūno pojūčius. Pavyzdžiui, tu turtingas buvai ir kūnas reaguoja arba taip, arba ne. Paskui, pavyzdžiui, tu praradai daug pinigų, nereaguoja niekas. Paskui, pavyzdžiui, kaip pavyzdys frazė, ne, iš tavęs pavogė pinigus ir jau pats žmogus sureaguoja. Aš jau jaučiu, kad tai tiesa ir pats žmogus pradeda arba verkti. Tu uždavei klausimą ir man viduje man rezonavo, kad iš manęs pavogė pinigus, Aurelija, man reikia pas tave į konsteliacijas. Einu ieškoti vagišiaus. Tai va, gal aš jau tave išjaučiau, žiūrėk, gal aš jau tave išjaučiau ir aš jau ten kažkur mano kriauklytė. Tu dabar, žinai, kaip pasakoji, man iš karto vaizdinys, nes mano protas labai mėgsta tokius ūkiškus, paprastus metaforinius pavyzdžius. Tai aš galėčiau tave pavadinti netgi kaip to metalo detektorium, kur, pavyzdžiui, žmogus turi tą savo paplūdimį visą, kur yra po smėliu paslėpti metalo kažkokie tai dirbiniai ir tu su tuo metalo detektorium toksai pip, tikrai. Ar ne? Toksai, va, ir tas mano pipi, su tavo užduotų klausimų man iškėlė. Iš tikrųjų, aš pajutau savo kūną ir apie ką tu kalbė, aš jį pajutau. Tai va, tai tu įsivaizduok, mes tiesiog kalbam ir tu pajutai, o žmogus, kuriam darau, jisai pajaučia taip visų savo kūnų. Jis pradeda verkti, jisai pradeda drebėti, jisai pradeda emocijose eiti, jisai tiesiog nesupranta, kas su juo vyksta, vadinasi, tai tiesa. Prarado pinigus, tada einam giliau. Tave nužudė ir tada tai būna tiesa, pavyzdžiui, ne, tave nužudė dėl pinigų. Todėl eina programa į ateitį, ne, ateities kartoms, nevalia turėti daug pinigų, nes taip kainuoja gyvybę. Todėl žmogus murkdosi ten toj savo minimaliam tarsi atlyginime, ne, jokių būdų neturėti daugiau, nes tai gresia gyvybė. Jau ateina iš protėvių ta tarsi programa.
Ir vat kaip ateinu į tą prosenelį, mes su juo kalbam, tai tavo patirtis, tai tave ten nužudė, tai dabar kiti laikai, tai, nu, tiesiog visą seansą darom, kad leidžiu tave, kad nužudytų, leidžiu, kad tu prarastum tos pinigus, leidžiu, kad pavogtų, man nereikia tavo pinigais rūpintis, man nereikia ten sugrąžinti tavo pinigų. Ir va tas toksai atsipalaidavimas įvyksta. Ir kaip aš suprantu, kad vat, visą tai, ką tu dabar sakai, žmogus ne per protą turėtų sakyti kaip su žodžius, bet tai sakyti iš vidaus pajautimo su tuo tikruoju atleidimu, su tuo tikruoju leidimu. Tai reiškia, kad ne tik tai protas į tą įeina, bet ir turi jausmas tame būti. Tas tikras jausmas, ar ne? Aš netgi sakau, kad kūnas turėtų būti. Kūnas reaguoja. Nes, sakau, kaip ir prieš tai sakiau, mintys ir emocijos mus gali apgauti, kūnas neapgauna. Ar šiurpuliukai pradeda eiti, ar nori atsitraukti, ar atsipalaiduoja, netgi pats žmogus pradeda sakyti, taip atsitiko. Ir kai sako taip, ir man šiurpai eina, ir tam žmogui šiurpai eina. Visi pasišiaušia. Pašiurpia visi nuo tos informacijos. Pašiurpia. O su kokiais klausimais dažniausiai ateina pas tave, Aurelija, ir, pavyzdžiui, ar žmogus turi pasiruošti, tarkim, kažkokius klausimus, savo intenciją prieš pas tave einant? Ar tu gali iš savo tos patirties, kokie klausimai dažniausiai pas žmonės būna? Kokios problemos dažniausiai pas žmonės būna, kad jau reikia tavo pagalbos? Dažniausiai tai žmonės nežino, kokia problema. Kažkas yra, išieškom. Tai irgi man šiek tiek sudėtinga, todėl aš visą laiką raginu turėti tą tarsi problemą, turėti tą kažkokį tai, su kuo mes padirbėsim. Nes taip tiesiog vaikščioti po tą šeimos sistemą yra sudėtinga, nes ir ten gali rasti, ir ten gali rasti, ir tą gali rasti, ir tikrai gali tiesiog rasti. Bet kai yra tikslingas problema, pavyzdys, pinigai, tai problema, eini ir ieškai pinigai. Arba, pavyzdžiui, pyktis, ane? Pasistatai pyktį ir eini, iš kur tas pyktis ateina. Arba, pavyzdžiui, santykiai nesueina, ne? Su kažkokiu partneriu santykiai blogi. Vis pritraukiu kažkokį tai ten debilą, kaip sako. Būna tikrai tų moterų, kurios ateina, sako, kažkokį nesuprantu. Nėra normalių vyrų aplinkai, vien tik debilai. Su visa pagarba visiems vyram. Ir vyrai ateina ir sako, visos kažkokios. Nėra normalių visos. Nėra normalių visos vištos kažkokios. Tai tai statai tą santykį ir žiūri, iš kur ateina tas. Ateina gal iš kokio prosenelio, gal prosenelė kokia nesutarė su vyru, ar ten gal ją skriaudė, gal ją mušė. Ir toksai ateina tarsi programa į ateitį, kad neturėti, geriau visiškai neturėti. Tai kokios temos galėtų būti dabar? Ar tu galėtum duoti tą, pavyzdžiui, užuomeną žmogui, dabar žmonėms, kurie klausosi, tarkim, kad jie atpažintų savo problemas ir jie suvoktų, kad man rezonuoja ši problema, galbūt reikėtų Aurelijos pagalbos. Tai kokios galėtų būti problemos? Mes jau kalbėjome apie tai, kad susimaišiusios hierarchijos, bet tu paminėjai santykiai, pyktis, ten dar kažkokios ar ne pinigai. Sutuoktiniai, pavyzdžiui, vaikai, buvusios vyrų žmonos, žmonų buvę vyrai, mirtys, nesusitaikymas su mirtim, vaikai tarsi negimę. Šiaip viską galima spręsti su konsteliacija. Darbo santykius labai galima spręsti, nes darbė beje irgi yra hierarchija. Viršininkas yra aukščiau mūsų, kad ir koks jisai kvailas būtų, kad ir kokie jo sprendimai mums nepriimtini, bet jisai yra aukščiau už mūsų, viskas. Yra irgi hierarchija. Pavaldiniai už mus yra žemesni, jie turi tarsi mūsų klausyti. Tai irgi galima tuos darbinius santykius spręsti. Šiaip aš net nežinau, ką išskirti, viską galima spręsti. Viena mergina net yra komentarą parašysi. Galima spręsti net iki laidotuvių, nes mirus, žodžiu, žmogus miręs ir jai reikia prižiūrėti kapus. Ir tiek pykčio yra prikaupta, nes giminės, kaip čia, kreivai žiūri, kad kapai gal neprižiūrėti, ar kažkas tai ten, nesiseka prižiūrėti tų kapų ir visi vertina labai, ne? Ir tai moteriai tiek pykčio yra, kad jinai tiesiog, jinai
tiek pikta ant tų kapų, ant to kapo, ant to numirusio žmogaus, kad jį reikia ten gėles tas, kaip čia pasakyti, sodinti ir prižiūrėti. Ir va tai netgi galima konsteliaciškai spręsti. Tai jai tikrai palengvėjo, jinai sako, aš nesupratau, sako, grinai, va, tą vietą irgi galima spręsti. Nuostabu, nuostabu. Tai reiškia, kad ir kokią problemą žmogus turėtų, maža, didelė ar ten vidutinė, ją galima eiti ir žiūrėti per konsteliacijas. O su kokiais išbandymais seansų metu tu, Aurelija, esi susidūrusi? Arba su keisčiausiom kažkokiom tai situacijom seanso metu? Ar gali pasidalinti, aš nežinau, gal kaip ir tu sakai, kas lieka su Aurelija ir kriauklytėmis ten ir lieka, bet gal turi kažkokį tai, kur kad neatskleisti žmogaus informacijos, vat, su kokiais išbandymais arba netikėčiausiam situacijom, tokiam keistom net galėtum įvardinti, kurios įstrigo. Žiūrėk, tokie įvykiai, kurie mane, pavyzdžiui, paliečia, būna tikrai situacijų, kur mane pačią asmeniškai liečia. Ir aš netgi darydama seansą pradedu verkti. Nu, iš tikrųjų, nes tai mane labai stipriai liečia. Kažkas labai, kažkokia situacija, aš neturiu išeiti iš to žmogaus. Nu, nes aš dar paminėsiu, aš ne visada tame žmoguje būnu, aš atsistoju į prosenelį, aš vaikštau per tos žmonės, per tą visą sistemą, ne tik tame žmoguje būnu. Netgi atsistoju, va, jeigu pyktis yra, netgi į pyktį atsistoju, arba pinigai ir į pinigus atsistoju. Bet, pavyzdžiui, jeigu kažkokia situacija mane liečia, man būna pačiai labai kažkaip, vadinasi, pas mane tas yra dar neišdirbta. Ir aš tikrai susigraudinu ir man ašaros pradeda bėgti ir tai va tikrai tokios galbūt būna skaudžios. Būna skaudžios situacijos, esu turėjus, kaip čia nepameluot, gal kokius 4 seansus, kur tėvai vaikus prievartauja. Mergina, pavyzdžiui, ateina ir jie buvęs prievartavęs tėtis. Buvę atveju, kai tiesiog liečia, neprievartauja, bet tiesiog, toksai tvirkinimas vyksta. Tai va tada tikrai labai skaudu ir taip, kaip čia neįkristi į tą skausmą, kaip neteisti to žmogaus, kaip padaryti tą visą seansą pagarbiu. Profesionaliai, ar ne? Taip, net ir tam prievartautojui ir tam žmogui, kad nepakenkti. Nu tai va, tai čia būna gal skaudu labai, būna skaudu, jo, gal mirtys tokios būna, bet jau dabar kažkiek jau kitaip reaguoju. Sudėtinga būna dar, kai žmogus, man viskas gerai, bet matai, kad negerai tam žmogui tikrai, bet nesiginčysiu su juo. Nu tai va, gal tai taip, bet daugiau, kad gal nebuvę sunkumų. Galiu dar vieną istoriją pasakyti. Tai buvo tikrai labai ir emociškai sunku ir atrodo, kaip tą pajausti, tai tikrai neišėjau pajausti, bet gerai, kad pasakė man tas žmogus. Vienas vyras, žodžiu, atėjo ir tikrai jam buvo labai blogai, ten iki depresijos, iki labai labai skausminga buvo. Ir mane kažkaip, kaip ir sakė tas detektorius, nubloškė į senelį. Ir aš stoviu, žiūriu tą senelį ir man labai labai sunku, be galo sunku, iki pykinimo, iki vėmimo ir aš nesuprantu, kas vyksta. Aš atsistoju į jį irgi tas pats jausmas, sakau, kas atsitiko su seneliu, nes aš tiesiog galiu jausti jausmą, bet nežinau informacijos, tai aš klausiu dažniausiai informacijos. Ir sako, senelis tragiškai žuvo, įkrito į kažkokį ten malimo aparatą, grūdų ar ten kažkokio, nežinau, tiesiog žmogus įkrito, va tokia mirtis. Tai visiems be galo skaudu, be galo, tiesiog siaubas, ne, iš tikrųjų tokia situacija. Tai va, tai darėm tikrai tokį paleidimą ir buvo labai skausminga ir sunku. Ir man pačiai buvo, tarsi stoviu toj vietoj ir neištveriu to skausmo, nes aš per savo kūną jaučiu visas tas situacijas. Tai va, tai šita buvo viena iš tokių, sakyčiau, stiprių konsteliacijų. Tai iš tikrųjų netgi sudėtingas darbas yra tavo būti tame vaidmenyje ir viską perjausti irgi per save, per savo kūną, per tą kaip metalų detektorių. Kaip tu po seanso, ar tau kiek laiko, ar reikia laiko atsigauti, nes tu vis tiek išjautei labai daug jausmų, tavo kūnas iš tikrųjų turėjo visą tai išjausti, ar ne? Ar sudėtinga yra daryti konsteliacijas? Man patinka. Patinka kentėti, ar ne? Taip, dabar tu kentėsi. Ne, tai nėra, kad aš kenčiu, aš galiu bet kadagi išeiti.
Aš išeinu iš to lauko, aš tiesiog išeinu iš to lauko ir viskas, aš būnu toje situacijoje kaip laidininkas. Viskas, aš išeinu ir aš nuoširdžiai pasakysiu, aš tai pamirštu, aš vieną kartą pamiršau, žodžiu, papasakosiu, viena mergina pasidarė konsteliaciją, mes tikrai ten daug padirbom, padarėm ir jinai sako, aš vėl užsirašysiu, vėl užsirašė, po savaitės gal jinai vėl ateina pas mane, aš nieko neprisimenu, aš nuoširdžiai galiu pasakyti, aš nieko neprisimenu. Ir man tokia gėda, aš galvoju, ką dabar sakyti, aš bandau, likus ten iki seanso pusvalandžių, bandau atgaminti, prisiminti, ką mes darėm. Aha, tėvai gyvi, negyvi, išsiskyrė, nesiskyrė. Kaip man klausti tų pačių klausimų per naują? Aha. Tai va tas, kad aš išeinu iš to lauko ir aš pamirštu, aš nebedalyvauju tame. Tai va, Bet čia jau po nėra man savaitės, sunku. bet čia po savaitės, Aurelija, bet jeigu, pavyzdžiui, vat, ką tik įvyko seansas, ar tau reikia laiko, kažkiek, kad tavo kūnas pailsėtų, irgi atsigautų, galbūt grįžtų į įprastą energiją, nes vis tiek išjausti tiek daug visko, tai energijos kainuoja. Kaip greitai tau išeina atsistatyti po seanso? Nu, aš atsistatau. Būna, kad labai, labai skirtingai įvairiai. Būna, jeigu sunki konsteliacija, būna, kad tikrai jaučiuosi ir man visos dienos reikia ir aš, tokia be jėgų jaučiuosi. Tikrai būna, kad be jėgų jaučiuosi. Bet gali būti, kad gal neišėjo man padaryti iki galo, gal kažkas dar liko, gal kažkur, bet būna, kad aš tikrai gerai jaučiuosi. Pavyko konsteliacija, išėjau, nusimaudžiau, nusiploviau, ten kažką padariau savo ritualus, kaip aš sakau, išėjimo tos, kur aš išeinu su pagarba, ten palieku visas tas situacijas jiem. Ir tada būna gera, būna tikrai, kad man reikia, bet čia nuo situacijos priklauso. Ir aš dar negaliu pasakyti, kas tai lemia. Dar aš neatknisau. Nežinau, ar kad pavyko konsteliacija, ar kad nepavyko gal konsteliacija, nes būna, kad, bet irgi, tai nebūna, kad nepavyksta konsteliacija. Aš visą laiką sakau, tiek, kiek žmogus atsiveria, tiek jinai ir pavyksta. Tai tas grįžimas toksai į save, įvairiai trunka, įvairiai. Supratau. O kaip galima, Aurelija, jeigu dabar vis tiek žmonės dabar klausėsi, ar ne, va čia Aurelija tokia ne vienintelė daro tas konsteliacijas, bet jeigu žmogus pajauti, kad tu rezonuoja jam, ar ne, jam patinka, ką tu kalbi, jam patinka tavo energetika. Aš netgi dar šiek tiek ir pridėsiu, kad šitie įrašai video ir yra be kamerų, nes mūsų protas, jisai, kad ir kiek mes būtum ten sąmoningi ir ten išsilavinę ir intelektualūs, vis tiek mūsų protas labai vertina žmogų, kaip atrodo. Ir jeigu dabar būtų įjungti dvi kameros, aš ir tu, ar ne, mūsų protai, jie skanuotų mūsų veidą, važiuok, ten tas taip atrodo, tai mes pamirštame pajautimą pačio žmogaus, ką jisai kalba. Tai kadangi yra be kamerų, žmonės dabar galėjo girdėti tave širdimi, o ne matyti akimis. Tai jeigu žmogus sakytų, man labai patinka Aurelija, jos balsas, apie tai, ką jinai kalba, jos energetika, kaip tave būtų galima rasti? Tai aš gyvenu, norėjau sakyti, gyvenu Facebook'e dabar, Aurelija konsteliacija. Ten aš kol kas deduosi savo visus draugus, ten mane galima rasti. Parašyti man galima, aš ten dedu kartais video įkeliu, ar kažkokiu šiaip pamąstymų konsteliacijos tema. Tai Aurelija konsteliacijos galima man parašyti žinutę. Ir tą ikoną, kurią mes dabar matome Skype, tai galima per ją irgi atpažinti Facebook'e, tai bus tavo logo, ar ne? Facebook'e. Taip, tai aš kol kas įsidėjau šitą dar savo logo kaip ir neturiu, bet gal susikursiu, žiūrėsiu, kol kas man tinka, čia toksai medis konsteliacija. Iš šaknų mes gaunam iš savo protėvių, gaunam energiją, gaunam patirtis kažkokias, gaunam kažkokią informaciją, gaunam ir skaudžius dalykus, ir gerus, ir visko mes gaunam. Tai tas iš tų šaknų energija eina mum, kad mes žydėtumėm, augtumėm kaip tie medžiai. Labai, labai simboliška, o galbūt netgi po video, ar tu galėsi įkelti irgi savo Facebook'o galbūt nuorodą, kad lengviau būtų žmogui greičiau per tą linką tavo paspaudus nueiti tiesiog pas tave į draugus. Ar galima bus tai padaryti? Galima bus padaryti. Aha.
Ir dabar aš dar norėčiau paklausti, paprašyti galbūt netgi žmonių, kurie klausosi, jeigu jums dar kyla klausimų, jeigu aš ne viską paklausiau, jeigu mes su Aurelija ne viską pakalbėjome apie tai, kas yra jums galbūt svarbu, ar dar ne iki galo aišku, po šituo video galite klausti, rašyti komentarus ir mes atnaujinsime, aš tikiuosi, kad Aurelija sutiks, jeigu bus klausimų, padaryti dar kartą video, būtent atsakyti į tuos klausimus, kurie jums kils. Ir mano labai mėgstama frazė tai yra, nėra kvailų klausimų, yra nepaklausti klausimai, kurie, aš tą frazę kažkur labai senai girdėjau ir man tai prilipo. Tai va, tai klauskite bet ko. Apie konsteliacijas, ne apie tai, kaip ką Aurelija apsirengusi ar ką neapsirengusi, bet kas liečia konsteliacijas. Ir jeigu jums buvo įdomu, jeigu jums įdomus šitas visas projektas, gal galite paspausti patiktuką, aš dėsiu kiekvieną savaitę vis naujo video. Ir jeigu nenorite jo praleisti, galite paspausti subscribe, man atrodo, ar ne, ten yra lietuviškai irgi taip pat, ar ne? Nežinai, tu, Aurelija? Taip, sekti, man atrodo, ne, kažkaip sekti. Užsiprenumeruoti. Užsiprenumeruoti. Tai va, tai va, gal... Tai va, tai ir šitas, dar kartą aš papasakosiu savo tą idėją, nes aš ir pati esu apie labai daug technikų girdėjusi. Bet girdėjusi viena ausimi, lygtais aš žinau, kad tokios technikos egzistuoja, bet jeigu man reikėtų paaiškinti plačiau, tai aš greičiausiai nepaaiškinčiau. Ir vat, galbūt netgi turite jūs kažkokią tai įrankį girdėję arba metodą, apie kurį norite plačiau sužinoti, o galbūt pažįstate, kas užsiminėja tokiais neįprastais įrankiais. Tai vat, mes kiekvieną savaitę sužinosime vis kažką tai naujo ir bus ne tik tai pokalbiai su tai žmonėmis, kurie to užsiema, bet aš kalbinsiu žmonės, kurie ir naudojo, pabandė, jų patirtį ir manau dar daugiau. Tai va, tai jeigu turite klausimų, tikrai klauskite, jeigu norite pasidalinti savo patirtimi, pasakokite. Ir galbūt, Aurelija, tu norėtum užbaigimui dabar kažką tai dar ar pridurti, ar pasidalinti tokį baigiamąjį žodį. Aha. Šiaip labai graži idėja, tavo labai gražus formatas ir tikrai tegul žmonės klausia ir jeigu, kaip ir tu sakai, kad padarysim dar gal video atsakyti į klausimus, nes tikrai atrodo daug sakai, bet vis tiek dar kažkas tai iškilo kažkokių klausimų. O užbaigimui aš norėčiau paraginti ir pasakyti žmonėm, kad vis tiek konsteliacijos ar kažkokie tokie technikos, kitokios technikos galbūt, tai yra toksai šiek tiek knaisiojimasis praeityje. Taip, reikia susitvarkyti, reikia visą tai patvarkyti, pasižiūrėti, paanalizuoti, galbūt kažkam atleisti, kažką paleisti, bet tai yra praeitis, paleisti tą praeitį. Aš visus raginu tiesiog svajoti, būti ateityje, būti šiame momente ir ateityje. Svajoti, kurti, džiaugtis, mylėtis ir būti laimingi. Geras, mūsų fainas baigiamasis žodis, tai ačiū labai Aurelija tau už tai, kad tu šiandien dalyvavai su manimi, kalbėjusi su manimi ir tokį pirmą žingsnį įdėjome į šitą kanalą ir tu esi pirmoji. Tai ačiū tau labai ir su visais atsisveikinu iki kitos savaitės. Iki, Aurelija. Iki visiems.